Atliekant lenkimus tokiuose staklėse, mes norime pilnai apkrauti bicepsą ne tik, kad jisai dirbtų vietinėje amplitudėje, bet kad ir išsitemptų. Bet kadangi čia yra pasvirimas įstrižas, o ne visiškai vertikalų žemyn, gaunasi, kad svertas eina tiesiai per sausgyslę ir labai jinai apsikrauna. Ir tokiu atveju dažnai žmonės gauna traumas, plyšta bicepsas. Todėl ištempimą būtų geriau atlikti, kai yra vertikaliai va taip staklės. Tai jeigu čia treniruojam, mes stengiamės tada atsikelti, kad pasaugot sausgyslę ir stengtis pilnai netiesti, užfiksuoti pauzę, su alkūne biškutį labiau spausti atramą žemyn, su kita ranka pasiemu, šiek tiek patraukiu save, kad pečiai būtų stabilus ir atlieku lenkimą, su traukimu užfiksuoju, lėtai atleidžiu ir jeigu norėsiu ištempimą, aš tiesiog rinksiuosi kitą pratimą, kur galėsiu tai atlikti saugiai. Bet čia taip pat galime labai gerai užpumpuoti ir apkrauti bicepsą ir galite kiekvienai rankai pamėginti atlikti po 10 kartų, 3 serijas ir pajausite labai gerą pumpą, bet neužmirškite, kad neskubam ir fiksuojam pauzes tiek čia, pilnai neištęsant, tiek traukime.